Taigi sveiki atvykę į naują video, šiandien parodysiu kaip kalt štai tokį, čia, kaip jūs manot, kas čia? Čia šiaip smuiko raktas turėtų būti, nežinau, pabandžiau šiaip tai pirmą kartą, taip greit sukaliau gal per 20 minučių ir gausi štai toks va. Tai va, pradėsim nuo ploninimo, darysiu tokį mažiuką užlenkimą. Turiu pakankamai kaitros, tai padarysiu užlenkimą dar. Dabar, žodžiu, padariau užlenkimą, dabar vyniosim. Kaip ta pradžia ten to smuiko rakto. Kai ta pradžia smuiko rakto, tai dabar vyniosiu ir paskui užsibaigs viskas ten greitai, žodžiu. Tai pradedam tą vyniojimą, kaip sakant. Jau padariau tokį kaip, pavyniojau, žodžiu. Dabar bandysiu tokį dar šiek tiek pavynioti ir kaip smuiko raktą tokį padaryti, kaip sakiau. Tai va, kaip matot, jau tokį padariau. Dabar vėl ankstyti reikės, dabar lenksiu tokį, čia tokį užlenkimą pamatysit, žodžiu, čia labai paprasta. Tai va, šiek tiek dabar. Taip atrodo, ne? Tai va, formuoju ir gaunasi kažkiek ir man tik 3 minutės liko filmavimo. Tai va, žodžiu, šitaip gavosi. Tai dabar žiūrėkite. Nukirsiu, nukertu, iškalu ir padarau užlenkimą, žodžiu. Tai to ir dabar padarysiu. Kaip matot, išplakiau, dabar užlenkimą padarysiu. Padarysiu užlenkimą greitai. Štai va, užlenkimas padarytas ir dabar dar čia šiek tiek palenksiu ir nefilmuosiu, žodžiu, visi jūs žinot, kaip taip daryti. Ir parodysiu, kaip atrodo. Štai gavau štai tokį smuiko raktą. Nežinau, šiaip atrodo, gal gerai, žodžiu, bus. Tai va, aš tokį gavau. Ir tai viskas, kol kas patiko, gal tikiuosi patiko jums šitas video. Jeigu norit daugiau, subscribinkit, ką žinau, ką jūs ten galite daryti, bet man šiaip neįdomu. Tai va, tai kol kas.